Labas rytas. Pradedam nuo vakarykščio maisto. Vakar neįveikėm mestos porcijos, tai šiandien Vilė pašildė ir pagalvoja, čia dar to maisto Ta vaikiška porcija tai 2 vaikam. Nu, grinai. Arba gal tėvai net pasimt vaikišką porciją. Ir 2 eurais pigiau. Aš jaučiu, imčiau, nes man vištiena labiausiai patiko. Vaikiška. Mažiausiai prieskonio. Tokia, neutraliausia. Ką tik montau vidosą, kur visas tas nusnargliuotas, nubraižytas ekranas, ne ekranas, objektyvas. Ir dabar taip fainai įsijungta švaro gražų vaizdą, tai wow, kaip per naują kamerą. Va čia yra Guten Morgen, Guten Morgen. Kaip tyla? Tiesiog musės arba kažkoks žvieglys viršui. Ai, 2 žviegliai, kažkokie kui. Dviese dangui sukas. Aš jaučiu, kad 2 balandžių ne veltui nelika. Einam patikrinsim arbūzį kaip laikos, nes buvo šią naktį tik tais 14 šilumos. Kad ir nebuvo šilta, bet jau taip ūgtelėjo. Bet lapija kaip augo per tas kelias dienas buvo šilta. Tai wow. Tik liūdna tai, kad turėtų jau arbūzai būti, ne lapai. Bet reikia tikėtis, kad rugpjūtis bus šiek tiek šiltesnis. Gal pagal garsą skiriat, kas čia per paukščiai? Tokie nemaži. Jie ten pešas vien su kitu. Mes 2 gražuoliukai pasiruošę važiuoti, nu bent jau link didmiesčio. Tai... O kai bus, greitai pamatysit. Nes jūs tai čia 15 minučių žiūrėsit, o mes visą dieną tai darysim čia. Ir čia mes paliksim savo trojkę ir važiuosim su, nežinau, kabliuku turbūt. Sakau, su kabliuku važiuosim, bet ne. Pasirodo su Toyota. Ta Toyota ne automatas. Žiūrėjau, man raktą davė, bet raktas yra spinai. 2 raktai. Kaip atpalinai rasti? Vilė gavo aprangą reklaminę. Čia grinai kaip tų amerikiečių filmuose. Mokyklos senovinės tos, bet gražiai atrodo. Taip paprastai. Arba kaip golfo ar tenisą žaidėja, ne? Gal būsim tokie? Man žiūrėk, perliukai irgi biški vanduo bėga. Nėra liuk, yra liuk, žiūrėk. Čia visa panorama yra, ne liuks. Jo, čia vientisas. Bet jisai atsidaro, kad žiūrė, ne? Ką, tu atpratai jau nuo bėgio? Ne, be moku, žinok, bėgis naudotis. To labiau kaip pirmą bėgę nerandu. Va. Atbulinę radau lengvai. Pasirodo, čia turi pakelti taip. Nu, kaip po opeliukai, senam bent. Jo, senam opeliui taip pat būdavo. Turėjom Opel Astra. 98 metų turbūt tai buvo. Ne, 92. A, ten? Jo, ten 92 buvo. Da, 800 litų, man ras mokėjom. Taip, mūsų pirmoji mašinytė buvo. Mokinai mane vairuot su jie. Na. Ir Vilija antifrizo šlangą buvo trūkus, kai... Nes ventiliatorius neveikia ant vietos parkingė, jinai sukinėjos ir garais tik apsipylė. Atrodė baisus vaizdas. Bet nieko tokio, nuvarėme parduotuvę, nusipirkom atsuktuvą, biškį patempėm šlangą, su hamutu užveržėm ir toliau mokinomės važiuoti. Bet... Ir minkšta buvo. Labai. Kaip tokia senumo mašina minkšta. Ir tvarkinga. Nu, tu prasme, vidus buvo gražus. Salons tai ledinis buvo. Jokiai brėžimo, nieko. Kaip pirmoji mašina, ten buvo ledelis. Tik tai supuvus kaip... Kaip tikras atvakas. Čia buvo 2012 kokiais. 12. 12 Liepos 4. Nuo 12 iki gegužės mėnesį. Ai, tu tik įsilaikiai nusipirkom? Jo. Prieš išsilaiką nusipirkom. Tu gegužės 4 įsilaikėme labai. Na, tu Liepos 4. Ir kas yra, nusipirkom, aš išsilaikiau teisės ir
iš pat pradžių, kol neturėjom nusipirkę ją, mes namuose pas mano tėvų iš lentų susidėliojom parkingą pievoj ir po to pievą ten stumdėmės. Autostrada, 110. Ir paršas nesugeba važiuot. Biškai pradėdamas spausti jau. Bet pasirodo, kai pavyzdžiui aplenki Porsche per dešinę ir važiuoja antrą juostą ir matai sunkvežimis priekį, jisai sugeba persirikiuoti į pirmą juostą. Reiškia, posūkis yra... Ne posūkis, o vairas sukas. Vairas sukas, da. Tai ir kai jau pamandravot norit, tada jau rikiuojasi pirmą juostą, bet vis tiek mūsų iš dešinės neaplenkė. Na, man tai atrodo, kad tiesiog nevairo galingas mašinas, jeigu tu jos bijai. Na jo. Kadangi ne mūsų mašina, negalim viršyti greičio, tai autostradą ir važiavom tik 120 kiek leidžiama, tiksliau ten yra greitkelis, ne autostrada. Tai ir kur mes važiuojam? Į Vilnių daryti reklamos. Aišku, šį kartą pasibandymui sakėm, jeigu patiks, tada samdys mumis, jeigu patiksim, tiks mūsų reklama, o jeigu netiks, būsim pasivažinėję, tai, kaip sakant, pabandysim daryti nemokamą reklamą, nes nuo kažko pradžiai reikia padaryti. Tai, o mes tą individualią veiklą turime reklamai, galim sąskaitas išrašyti, jeigu kažkas norit, galim irgi padaryti reklamą, bet pirmą reklamą galim irgi sutarti nemokamai, kas žiūrit, tai... Žiūrėt, kaip mums sekas ir kaip patinka. Dabar sutarėm su šiltinimo meistrais, su... Kažkur čia reklamą mačiau užklijuota. Termas, va. Tai... Su jais mes šiltinomės savo namą, labai patenkinti likom. Dėl to ir sutikom su šitą avantiūrą, nes, nu, žinom, ką pasidarėm patys. Tai, aišku, belė kokią š nereklamuotumėm. Negėda rodyti. Negėda rodyti, nes būna tikrai ten tų, nu, tokių dalykų, kur pasiūlo, nu, kaip gali reklamuoti, jeigu pats nenaudojai ir nenaudosi. Tik kas yra, nu, vis tiek brangus tas mūsų laikas, pagalvoja, bet į Vilnių važiuoti tai kažkaip lengva. Nu, vis tiek mums tai bus patirtis. Bet su kitais, kažkai ir apsimtumėm reklamą važiuoti į Vilnių. Tai... Aišku, va tokia reklama, va, kur Vilė darė su tuo seksodromu Ukmergėj, tai buvo ten realiai mum kelionė į Vilnių, tai mum pakeliui. Nu, ir dar aplankėm draugus. Ir dar draugus aplankėm, taip. Tai vat, ten irgi buvo už nakvynę tiesiog reklama, bet ten verta vien dėl to, kad pakeliui ir vietoj, ir laiko. Ir nakvynė patiko. Ir nakvynė nuoširdžiai patiko. Net galit save pagauti ir žinot, kas jums gyvenime labiausiai patinka, ką norėtumėt dirbti. Tai visų pirma, žiūrėkit, ką už dyką darytumėt. Ar nuvarytumėt taip pat pas draugų trinkelės išdėtumėt kokį kiemą, ar kažką, nu, kad grinai nemokamai padarytumėt. Tai tada suprasit, kad tikrai jums tai patinka ir tai daryt galit drąsiai. Nes jeigu net už pinigus nesinori keltis iš lovos dėl kažkokio dalyko, nu taip, tai neverta visiškai net į tą linkmę eiti. Aš tai manau, reikia mažiau galvoti, tiesiog daugiau bandyti visko. Jo, sutinku su tai. Supratau, kad pavairavęs automatą nenorėčiau niekada grįžti prie mechano, nes... Ai, nu, savo čia. Nu, užmiesti tai koks skirtumas, 5 įsimeti, bet mieste prie to šviesoforo makalai. Ai, nu, savo, aš... Ne. Jaunystė atsivairavo. Na, užteka 10 su virš metų tų makačelinimų. Nu, bet žinai, tas jausmas toks pirmas, antras, trečias. Turim pilną baką, galim lėkti geriau į Palangą, ne į Vilnių. Žemą. O. Privalumas.
Čia kaip BMW. Žiūrėkit. Už 600 metrų. Ką tik buvo padaryta taip. Atsiranda ir vis daugiau. Aš primenu apie tai, Instagrame, Facebook'e primenu, YouTube'e primenu ir kažkaip apsiramina, viskas tvarkoja. Ir vėl atsiranda, kai pradeda siuntinėti vėl man tos reelsus. Nu blemba. Man nereiktų reelsų. Kai dieną iš dienos po porą reelsų siunčia. Aš jau kažkaip įsiauklėjau savo žiūrovus. Įsiauklėjai? Retai kada sumasta. Aš jau pradėjau tiesiog blokuoti viskas Messengerį, nes, nu, kam reiktų? Sakys Robertui susireikšminės, negali pažiūrėti keletą reelsų, bet kai 10 žmonių po kelias reelsų siuntinėja ir jų vis tiek aš nežiūriu, tai koks tikslas? Žinot tą TikToką, kur rodo ten 8 vakaro, fūra lenk, 10 vakaro, jei! Jau baigė lenkti! Ir jos važiuoja dabar 8:05. Nu, ta 90. Ta važiuoja beveik 90. Kokie gražus debesys. Tai važiuojam link Nemenčinės. Nežinomų keliukų savo su tokia muzikytė. Vilė sakė, žino šito aš dainą, ne? Man čia biškai gal net Šreką primint. Šreką? Arbūzus pardavinėjant kelią tiesiog. Bam! Nemenčinė! O, čia iš karto su kapinėm. Kokiom dideliom irgi. Sustojom kažkokią miestelį centre. Pamatėm tokį metalinį tiltą, ant kurio nesam buvę, tai reikia užeit galvojam. Nelabai jauku čia to tiltu vaikščiot, kai sunkvežimiai važiuoja, nes belia kaip jisai čia dreba juda. Ir čia yra neris, Salomėja neris, olio kokia sraunė. Va, miesteliuko centriukas. Vau, koks neįprastas reiškinys. Lenkiškos gatvės. Nu, yra ir lietuviškai parašyta, bet nepamatysiu tokių mūsų rajone, mūsų krašte. Čia kokie naturalistiniai želdynai. Ežiuolės auga. Šitos, kur pas mumis piktžolės. Nepatinka jau dabar, ne? Jo, Robertui patinka. Man visai patinka. Nei savo rajoniuką kažkokį pataikė. Ką ne? Bet gražus šiltnamio lankai. Uždengiai stiklų. Blemba, koks geras šiltnamis gautas. Opa, geras, papuolėm į turgų. Girdėjau tik tais dar kol kas vienus žmonės lietuviškai šnekant. Turgelį lietuviškai niekas nešneka, žiūrėk, senukai yra. Ten Maxima. Pasirodo, čia visas miesteliuose. Čia kažkokie sigutė yra. Picos kebabai, bet jau mes nebenorim kebabo. Grožio namai Jadvyga, ką tik praėjom. Tikrai gražus rožinis namelis. Na va ir gražesnis akmenukas. Nemenčinė. Į kažkokį medinį nameliuką užsukom. Pažiūrėkit, koks tualetas tvarkingumo eina savo. Kažkoks lieksis raitas. Baltas liekas. Už 2 sriubas ar karbonadą išleidau 10 eurų lygiai. Robertas sriubą baigęs, Vilis dar net neįpusėjo, bet vertinčiau tikrai kokį 9. Visai gerai. Svarbiausia, kad nesūrų. Ai, nu. Nu, normaliai. Tada, čia karbonadas. Ką radai? Kauliuką. Tai suvalgėm 2 sriubas, po 1 sriubą ir 1 karbonadą per pusę. Taupiai. Taupiai. 10 eurų, bet aš pavalgiau. Aš nesugebu valgyti, kad man būtų sriuba ir maistas. Arba sriuba, arba maistas. Tai ir visai normaliai. Nu, nepalyginsiu su kebabu. Grikiai, mėsa visai normali. Nu, tik ne, tais vieną vietą kebabai visai normaliai, tik jau atsibod. Na taip. Kas labiausiai nepatinka, tai kad vis užmirštų pasakyti, kad padažą ant viršaus nepiltų. No. Vilė sakos, faino su tavim, tai kad aš netingiu pasivaikščioti. Taip, tik nereikia visur važiuoti su mašina. Mes visą kaimelį kiaurai praėjom skersai išilgai, radom valgyklą,
Mašiną palikom prie tilto ten toliausiai, bet pajauti kiekvieną miestelį, kaimelį, vat, praėjęs pagrindinę gatvę. Kiek tas toli? Pusę kilometrą? Max kilometras. Tas ženklas maisto prekės, tai grinai kaip prieš kokį 20 metų. Ai, čia sparnai. Išskleis savo sparnus. Bet tas geriausiai ten barška labiausiai. Čia koks svetims rajoniuks, ne? Kopsas. Miniatiūriniai senukai, primenantis žalią statelę. Nu ir tiek tos menenčinės. Nemenčinės. Praseikim pro tas pačias vietas. Pro fontaniukus. Spėju, čia nemenčinės tūsai vyksta. O čia žmonės atvaro pasėdėti. Į parkelį. Pasiklausyti vandens triukšmo. O jau žinom, kur darbo birža. Galėsim iškart įsidarbinti. Na į ką, grįžom į turbūt čia nemenčinės stotis, nes didžioji stotis. Nu, aš spėju, kad čia didžioji stotis. Na, kaip būna autobusų stotis. Čia tikroji autobusų stotis. Kur bilietus nusipirkti? Internetu. Tada pasukite kairėn. Tai va. Važiuosime į šiaurės vakarus. Tai čia, kaip suprantu, į pagrindinį kelią. Į pagrindinį. Ir per tiltą. Ir tai, čia. Atgal. Važiuojam pro gražųjį tiltą. Pro nerę. Pasiekėm savo kelionės tikslą. O, skavatorius. Eik, tu savo kaip aukštai. Kur čia galim pasistatyti?